Sveiki, ir šį kartą mes žaisim Roblox'e Dash World'ą. Taip, čia yra Roblox'o Geometry Dash'as, tai pradedu ne su savo avataro, su laudinančiu šiuosis žaidimo. Ir sako, kad tas, kas, man atrodo, čia moka, yra huge, didelis skillų arklys. Ok, čia truputį kėdę pasitvarkiau. Ok, ką, gal mano lygius žaisim ir kursim. Ok, aš sukūriau va tokį. O, čia tikrai reikia pridėti muziką. Tiksliau garsą. Čia kai išmokau jau trigerus naudot. Dabar nežinau, ar atsimenu dar. Ir šitus lygius jūs galite išbandyti. Roblox'e Dash World'ą įsijunkit. Ir jo. Jo, čia aš matau, kaip padariau, tiesiog reikia laukti ir tu nusidarinys, iš tų buvo geras čia. Anksčiau man labai patiko auto lygiai, bet dabar jau nelabai. Kai aš dar nedariau aš dariau auto lygius dar prieš savo YouTube kanalą, tai aš dar labai seniai šitus lygius žaidžiau, tiksliau dariau. Jūs čia pabaigi šitą, aš irgi žiūriu šitą. Ką dabar va toks laikas. Va, 2:30 anksčiau, aš tik minutės nerandu savo. Bet ten viršui rodo, kad 2:30. Radau pelytę, va. Iškliunkinau savo vandenį likusį. Ok, ką čia dar? Boss fightas. Kursim toliau boss fightą. Čia mano boss fightas. Expand. Tai kas čia yra mūsų boss fightas? Dabar mes jį gerinsim. Ok. O aš visiškai neatsimenu, kaip reikia daryti boss fightus. Aš beveik nieko neatsimenu, kaip daryti. Nu, tai gerai, tada čia toliau bus. Gal vėl į viršų, bet šį kartą darysim truputį kitaip. Oi, reikės čia daug trigerių. Taip. Ai, nu šiaip tai gal užteks kokių 4 trigerių tiesiog. Jo, užteks 4 trigerių, dabar juos padėsiu. 1, 2, 3, 4. Ok, tai man reikia, man rodos, šitus delitint, nes jie bus truputį toliau. Kaip čia. Na jo, čia mums bus gerai. Einam truputį į apačią, paspaudžiam build. Tada va čia, va čia, va čia, va čia. Tada reikia padėti truputį va šitų blokiukų. 4. Manau, gal tiek užteks. Oi. Aš atsimenu, kad ten kažkaip šitiem reik duoti ID ir tiem triggeriam duoti ID, man rodos. Ok, dabar bandysim įsiaiškinti, kaip čia su tais triggeriais man. Ok, tai. Oi.
O, kiek iš tiesų trigerių reikia? Jo, 4. Man reikia gal vieną triggerį pridėti. Ok, tai man reikia imt, paspaust edit object, tada pasirinkti 6, man rodos, tada easing. Man rodos easy out, tada man rodos move į ir į viršų turės pajudėti šitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tai šitas į viršų reikia rašyti 80. Touch trigger. Man rodos, kad taip. Tiksliau, ne touch. Tiesiog va taip. Ok, einam patestuoti. Ai, pamiršau pažymėti va šitą į 6. Tai dėl to ir nepajudėjo. Reik swipe, man rodos. Ne, tikrai neswipe. Snap. Bet ir nesnap. Reikia edit paspaust. Va dabar jau gerai. Ne, šį kartą reikia nebe edit object, o edit group. Pridėti 6, man rodos. Ir reikia testuoti. Gal pasidėlysiu. Reikia pasižiūrėti, kaip ten atrodo, kad pajuda. O, geras. Žinot, kaip aš padarysiu? Aš turiu mintį, kaip aš padarysiu. Šitus išjungsiu. Ir paimsiu šitus ir padarysiu va taip, kad būtų, kad gražiai atrodytų. Šitam reikia uždėti 7. Oi. Edit object. 3, tada move į 8. Man atrodo. Ne, 7 man atrodo. Tada. Viskas, man rodos. Šitą triggerį pabaigiau, tada šitą padarysiu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, o čia iki 8 reikia. Move į 60. Ok. Da. Nu, aš vis ne tą spaudžiu. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. O čia 9 turi būti. Tada move į, man rodos, man rodos jau. Va. Tada šitus sužymėti reikia. Reiks snapą, man atrodo, įjungti. Nereiks swipe įjungti. Šitus selectint, edit group, 7 pridėti. Šitą swipint. O ne. Reikia deselect. Reikia va šitą pasirinkti. Edit group, pridėti 8 čia jau. Tada deselect, šitą paimt. O čia vat pridėti. Reikia 9. Ir eiti testuoti. Okay. Geras, bet ne.
Nu gerai, jeigu jums patiko, nu gerai, dar sutvarkom ir tada baigsim videką. Tiesiog reikia su trigeriais truputuką padirbėti. Tiesiog viską reikia pakeisti 80. Man atrodo. Ok. Dabar einu patestuoti. Oi. Gerai. Tai jeigu jums patiko šitas video, būtinai palaukit, aš turiu mintį. Aš padarysiu va taip. Tada šitą, ne, šitą delitint. Tada edit, scale, tiksliau warp. Reikia warp paspaust. Ir padarysim va taip. Taigi, jeigu jums patiko šitas video, būtinai laikinkit ir subscribinkit. Su jumis buvo Aris Geita ir viso gero. Gerai, čia sugalvojau su šitu žmogeliu, kad kalba. Nu tai viso gero jau.